Visus metus yra ką veikti su paukščiais. Jeigu jie iš pradžių dar nedirbant Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijoje yra kaip hobis, bet jau dirbant tampa darbo objektu, kur reikia ir anksti keltis ryte, kartais ir vėlai vakare, jeigu reikia meldinės nendrinukės kitam krante Svencelės Drevernos laukuose, gėdančius patinus suskaičiuoti. Tenka skaičiuoti Baltijos jūroje žiemojančius vandens paukščius. Tai didžiąja dalimi sudaro antis nuodėgulės, oranžiniais snapais, baltais po akim vokais, tokios juodos antis. Ir jas skaičiuoti reikia kartą į mėnesį važiuojant pajūriu. Nuvažiuojamas atstumas tai ir nueinamas yra 50 km visas pajūrys nuo Kopgalio iki Nidos pasienio, kas kilometrą suskaičiuojant jūroje esančius paukščius. Tam įgyvendinti reikia sulaukti gero oro, kad nebūtų didelio banguotumo, kad būtų giedra ir nedidelis rūkas. Taip pat darbas nacionalinio parko direkcijai susijęs ir su apskaitom kormoranų kolonijoje. Jau kai yra išperėti jaunikliai ir visas veiksmas vyksta iš dangaus į žemę. Tai yra ir išmatų lietus, ir žuvų bombos tokios krenta. Tai reikia viskam būti pasiruošus ir grįžti sveikam. Visko čia būna, ne tiek daug tos kartais yra romantikos. O pavyzdžiui, vienas iš monitoringų dar yra migruojančių paukščių rudenį ant parnidžio kopos. Nuo rugsėjo iki spalio pabaigos reikia kiekvieną rytą skaičiuoti virš kopos skrendančius paukščius. Na, ko gero, tai pajusit, kaip tai atrodo, susipažinti su tuo per vieną iš susitikimų su Mariumi Karlonu, skaičiuodami ir bandydami pasitikti, o ne išlydėti šį kartą paukščius. Tai sėkmės ir gerų įspūdžių.